Girdėję 100 kartų, ant alyvuogių aliejaus kepti draudžiama. Mitas. Iš tikrųjų, kepimas su ypač tyro alyvuogių aliejumi tikrai yra galimas. Tik viena svarbi taisyklė. Tai turi būti aukštos kokybės, extra virgin, ypač tyras alyvuogių aliejus, žemo rūgštingumo, iš žalių nesunokusių alyvuogių pagamintas, kuris nesioksiduoja esant aukštom temperatūrom. Žinoma, gruzdinti, skrudinti tikrai nereikėtų, bet apšlakstyti pomidorus ar kitas daržovės ir kepti orkaitę. Prieš gaminant sriubą, troškinį, plovą, pakepinti daržovės tikrai drąsiai galite. Kepimas nėra draudžiamas, tik turi būti geras, ypač tyras alyvuogių aliejus. Žinoma, kad su kiekvienu laipsniu pakeltų temperatūros mažėja polifenolių kiekis alyvuogių aliejuje, dėl ko mes jį taip ir dieviname, kad būtent polifenoliai apsaugo mūsų ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Tai kepkime atsakingai, termiškai apdoroti tikrai patiekalą galime ir turime, ypač šaltuoju metų laiku. Tik supraskime, kad kepimas nėra pats palankiausias sveikatai būdas, tai visada turi būti laviruojama tarp kepimo ir troškinimo. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare patiko, tuomet kursiu daugiau tau naudingo turinio. Ir jeigu nori iš arti susipažinti su Viduržemio jūros mityba, kurioje gausu ypač tyro alyvuogių aliejaus, tai dalyvauk mano organizuojamose stovyklose tiek Lietuvoje, tiek Tenerifėje ir būsi pirmas, kuris iš arti ragaus gerą ypač tyrą alyvuogių aliejų ir susipažins su kitais sveikos mitybos principais.